Tai kaip tas kriaušių derlius šiemet? Matai, koks nuostabus. Viskas ant žemės, kaip patalė. Tai gal gerai nereikės skint. Nereikės rankų į viršų kelnį nieko, man nupurtė, kad paruošė gamta. O kokie dar audros padariniai, kas dar išlaužyta ar panašiai? Obelaitė viena buvo nuvirtusi ant šono, bet jūs pririšot, kaip čia bus, taip rodo. Na, žiūrėsim. Jo. O kaip su savo to nameliu nenuskridai? Skraidinom atidavus. Obuolius labai pakratė, 5 koštais išvežiau šiandieną. Aha. Nuostabus derlius šiandien. Jo, tikrai. Senai toks derlius buvo geras. Kabutėse. Viskas po kriaušių. Šitokius būdavo skanios kriaušės. Ir pasidžiauti, ir valgyti. Nieko, ne. Nu, ar gal liko truputėlį? Liko gal viršūnėj, tas pačias nukratysiu, Romai. Kelios, bet nedaug. Žinai, kad tu vienais metais paveikslavaisi viršūnėj įsilipęs. Aha. Atsimeni? Taip. Nu, tai va, viskas. Ir nereikia. Nereikia. Parduotuvės pilnos atvežtinių bus skanesnės, Romai, ne? Aha. Viskas... Šiemet girdėjau, viskas pigiau bus. Taip, tikrai, Romai, bus pigiau. Visam pasaulyje betvarkė ir viskas bus pigiau.